Tai labas, kolega. Labas, Vilma. Tai gerbiami žiūrovai, laba diena ir jums. Ir mes šiandien kalbėsim apie kaip moderuoti strateginę sesiją ir koks turi būti moderatorius. Ir kolega, šiandien aš tau klausimų turiu tikrai labai daug. Nežinau, ar spėsime juos visus atsakyti. Pabandykim. Bet klausimų daugiau negu įprastai. Puiku. Tai nuo ko pradėsim? Tai pradėsiu nuo to, kad dažnas susiduriam su situacija, kai jau reikia nuspręsti mums, tai patiems moderuoti ar iš šalies ieškoti to trečio žmogaus, kviesti išorės specialistą. Taigi, kokiais kriterijais vadovaujantis reikia priimti šitą sprendimą? Nuo ko atsispirti? Labai įdomus klausimas iš tikrųjų. Šitoje vietoje aš taip, ir šiek tiek pajuokaudamas ir pusiau rimtai, lygiai taip pat galbūt sakysiu taip, mums reikėtų pasižiūrėti į atrankos procesą, kuris egzistuoja įprastai organizacijose. Tai vienaip ar kitaip užduotis yra aiškiai užduotis, reikia moderuoti strateginę sesiją šituo atveju. Ir mums reikia priimti žmogų, tarsi į darbą, tarsi į pareigas, tai užduočiai. Tai įprastai, ką daro organizacijos atrankos metu, tada, kada kalbiname kandidatą, yra žiūrimi tokie keli parametrai. Pirmas parametras tai kvalifikacija ar kompetencija tuo klausimu. Tai ar tai būtų žmogus viduje, ar tai būtų žmogus išorėje, pirmas toks vertinimo parametras ir siekia susitikinti, tai ar tas žmogus, kuris moderuos tą sesiją, ar tai yra vadovas, ar tai yra darbuotojas, ar tai yra specialistas, šiuo atveju ar išorinis konsultantas, ar turime kokios nors informacijos arba prielaidų manyti, kad tas žmogus tinkamai atliks savo darbą. Taip paprastai tariant. Tai gali būti ir žinios, ir teorinės žinios, ir praktinė patirtis, panašus dalykai, ar panaši bent jau patirtis, jeigu tai yra organizacijos viduje dirbantis žmogus, ar jisai tikrai, tikėtina, kad tą užduotį gyvenimas. Kitas dalykas, kuris svarbus ir kuris dažnai paaiškėja jau kalbant su klientu gyvai, įprastai gyvuose pokalbiuose, tai ar mums pavyksta susikalbėti tarpusavį? Mes taip kartais sakom, ar ta chemija veikia? Taip. Ir ta chemija, ir vienodas požiūris, arba požiūrį liečiantis dalykai išties yra svarbus. Tai ar mes susikalbame tarpusavį, ar suprantam daugiau mažiau vienas kitą, ir ar tie mūsų požiūriai, įskaitant tai, kad esam skirtingi žmonės, kad turim skirtingus požiūrius, kažkiek tai jie skiriasi, tai šitoj vietoje ar mums pavyksta panašiai mąstyti apie situacijas, apie tikslus, apie uždavinius, ar mes tarpusavį tiesiog susikalbam. Dėl to, kad, tikėtina, kad jeigu susikalbam su organizatoriumi, šiuo atveju vadovu, galbūt akcininku, tikėtina, kad galbūt didelis šansas susikalbėsim ir su auditorija. Ir trečias dalykas, kuris manau, kad yra svarbus šitoj vietoje ir vėl būdingas atrankos procesui, tai vertybės. Tai ar mes vadovaujame panašiomis vertybėmis, pavyzdžiui, ar mano kaip žmogaus, kaip moderatoriaus vertybės, kažkiek tai turi sąsajų su tos organizacijos vertybėmis. Nes vėlgi, jeigu jau visiškai prasilenkia, tai galbūt net ir to panašaus požiūrio neužteks. Taip. Ir vėlgi, vertybės yra tie klausimai, ar tai bus lankstumas, ar profesionalumas, ar kažkokie panašus dalykai. Jeigu jau yra tų sąsajų, tikėtina, kad mums kaip žmonėms kartu toje tarp asmeniniai sąveikoje, mums pavyks pasiekti tos rezultatus. Tai tą patį, tos pačius 3 kriterijus galbūt kelčiau ir viduje moderatoriui, ir išorė lygiai taip pat. Tai nepriklauso nuo pačio pasirinkimo vidus išorė. Ne. Sakyčiau, kad tiek žmogus viduje gali tinkamai įgyvendinti tas užduotis, be jokios abejonės, tiek žmogus ir išorė. Kas tik tai galbūt skiriasi, viduje žmogus, gali būti pigesnis. Taip sakant, pigesnis. Turint omenyje, kad vidaus žmogus... Mes prieisim prie šitos dalies, žinoma, ar ne, kuris šitas variantas, žinoma, kuris, bet mes dabar taip kalbam bendrai. Mes kalbam tiesiog apie moderatorių, taip, apie tokį bendrai, neklasifikuojam išorės ar vidaus, žinoma, tiesiog mes kalbam bendrai apie moderatorių kaip žmogų.
Ir gal sutarkim šitoj vietoje vieną dalyką, kad šitame pokalbyje, tie dalykai, kuriuos galbūt iš savo praktikos paminėsiu, tai yra veikiantis mano praktikoje, paliekant teisę kitiems žmonėms būti kitokiais ir, su jų žiniomis praktika, tai aš galbūt ir norėčiau, taip iš savo perspektyvos pažiūrėti šitos dalykus, kas mums suveikia bendraujant su klientais. Taip, tai mes iš tavo perspektyvos ir kalbėsim šiandien, mes kitos perspektyvos neturim. Neturim. Tai va. Tvarkoj, tai ką turi išmanyti pats moderatorius ir koks jo vaidmuo? Labai geras klausimas. Ir nėra taip paprasta jį atsakyti, tiesą pasakius. Bet pats svarbiausias dalykas ir pirmas dalykas, kurį noriu pasakyti, tai privalo išmanyti teoriją. Mes praeitame mūsų pokalbę aptarėm įvairius instrumentus. Ir tuos instrumentus reikia žinoti. Reikia žinoti apie juos, žinoti, kada jie taikomi, kada netaikomi, kuris geresnis, galbūt kuris blogesnis, kuris labiau pasiteisins, kuris mažiau pasiteisinus. Tinkamai parinkti. Be jokios abejonės. O tai yra teorijos išmanimas. Ir šitoje vietoje iš moderatoriaus tikėčiausi tokio teorinio išmanimo. Kitas dalykas, kuris labai svarbus, aš privalau įvertinti, kokiagi komanda, su kuria aš dirbu, kokie yra tie žmonės. Ir tas yra labai svarbu, nes žmonės gali būti skirtingi. Ir mes taip vėl populiariai sakom, mes skiriamės būdo bruožais, patirtimis, žiniomis ir išties skiriamės. Ir kartais netgi pasikeitus komandoje kažkiek tai narių, čia pat žiūrėk jau kitokia komanda, kitokie žmonės. Tai įvertinti, su kokia komanda aš turiu reikalų ir ką galiu ruoštis arba planuotis tai sesijai yra labai svarbu. Kaip pavyzdys, mes rytoj turime pokalbį su klientu apie sesiją, kuri įvyks ir dalis to pokalbio iš mano pusės bus nukreipta, o kokie ten yra žmonės, kokie ta komanda, kuri tenai susirinks, tam, kad galėčiau įvertinti įvairius su žmonėmis susijusius dalykus. Labai svarbu, žinoma, išmanyti ir tuos instrumentus, kuriuos išmano moderatorius, juos tinkamai pritaikyti tai komandai ir sesijos struktūrai. Tai vėlgi, kaip jau kalbėjom, patys instrumentai neveikia savaime, mes juos turime nuosekliai parinkti vieną po kito tam, kad po truputėlį dalyviai auditorijoje, sekdami tuo procesu, galėtų prieiti prie jiems naudingiausių sprendimų. Aš noriu tave papildyti ir žiūrovams žinutę pasakyti, kad jeigu tik nuo šios laidos mus žiūrite, tai apie instrumentus mes kalbėjome praeitoje mūsų laidoje, tai jeigu šiek tiek yra neaišku, kas tie instrumentai, apie ką Andrius kalba, tai pasižiūrėkite mūsų prieš tai buvusį pokalbį ir ten bus daugiau atsakymų apie tai. Tiesa. Tai tvarkoj. Tai gerai, tada apie patirtį, apie kvalifikaciją. Ar yra keliama kvalifikacija, sakykime, ar ji turi būti, ar jos neturi būti, galima sakykime, į tai nekreipti dėmesio, ar užtenka tik tai patirties? Vėlgi, šiandieną uždavinėjai išties tokius nepaprastus klausimus, į kuriuos vieną... Kurie man atrodo, kurie rūpi ir tas, kas mūsų klausys ir kas žiūrės mūsų. Gerai, pradėkim gal tada nuo tokių dalykų. Vadybos žinios. Tas žmogus, kuris moderuos sesiją, vienaip ar kitaip turi būti susijęs su vadyba. Ir tai gali būti vėlgi ir praktinė patirtis, tai žmogus dirbęs organizacijose kažkurioje tai vadybos srityje, kažkuriais tai vadybiniais klausimais. Kitaip tariant, žmogus, kuris turi praktinės patirties išspręsti organizacijose kylančias problemas. Gal tai buvo skyriaus vadovas kažkiek tai metų, departamento vadovas, gal net smulkaus verslo savininkas, kuris yra susidūrėm su tomis problemomis, kurias organizacijos įprastai susiduria. Kita vertus, akademinė patirtis, tai vadybos bakalauras, vadybos magistras šitoj vietoje. Vėlgi, ta tiesioginė sąsaja, teorinė sąsaja su ta sritimi, kurioje mes ir dirbame. Strategijos nustatymas vienaip ar kitaip siejasi su vadyba, be klausimo. Tai šitoje vietoje, akademinio išsilavinimo taip pat pareikalaučiau. Kitas dalykas, labai svarbu darbo su auditorijomis patirtis, praktinė patirtis. Kodėl sakau auditorijomis?
auditorijos labai skiriasi daugeliu atžvilgių. Ir, mano patirtyje, dirbti su jaunesnė auditorija yra vienas dalykas, brandesnė kitas dalykas, specialistais vienas dalykas, vidurinės grandies vadovais kitas dalykas, aukščiausio lygio vadovais kitas dalykas, žurnalistais kitas dalykas, teisininkais dar kitas dalykas, akademikais dar kitas dalykas, visiškai. Tai yra, kiekviena ta auditorija turi savus bruožus, savus žmonės, tam tikrą kultūrą ir prie visų šitų dalykų praktikoje reikia prisitaikyti. Kitaip tariant, formulė vienoje auditorijoje be jokios abejonės greičiausiai nesuveiks ir kitoje, arba bus mažiau tiesiog efektyviai. Labai svarbu ir, tokie žmogiški dalykai. Pavyzdžiui, kantrybė ir lankstumas. Nesvarbu, ką tu žinai. Mes dar ir prie to prieisim toliau. Bet turi būti kantrus ir leisti dalyviams suprasti dalykus tada, kada jie juos supranta. Ir lankščiai prie to prisitaikyti. Aktyvus klausimasis labai svarbu. Šitos sesijos, strateginės sesijos, sakysiu taip, išsunkia, užsireiškimą visiškai, nes nuolatos turi laikyti dėmesį, klausyti, ką žmonės kalba, vertinti situaciją, lankščiai keistis pats ir išties aktyvaus klausymosi įgūdžiai, gebėjimai mums padeda. Kodėl visi šitie dalykai? Vadovai nėra lengva auditorija. Taip. Ir bet ko į tą auditoriją neatsinešė. Vadovai yra tie žmonės, kurie kiekvieną dieną priiminėja sprendimus ir už save, ir už kitus, ir prisiema atsakomybę. Tai aš ne šiaip savo juokauju, sakydamas, kad kiekviena problema organizacijoje turi turėti savo vardą ir pavardę. Dažnai tas vardas ir pavardė yra būtent vadovo, kuris atsakingas už tą problemų lauką. Tai, tikrai reikalaučiau, žiūrėčiau ir akademinės patirties ir praktinės, moderavimo arba vedimo skirtingoms auditorijoms patirties. Mes turim pavyzdžių, kai vadovai patys imasi moderuoti sesijas. Viskas yra tvarkoj. Tik tai kyla klausimas tada, nes jis tada turi būti toks kaip po 3 viename. Tai ir moderatorius, strateginės sesijos, informacijos rinkėjas ir tuo pačiu dalyvis. Ar tokia kompozicija įmanoma, ar čia jau reikėtų tada jau vadovui tada nuspręsti, kokiai roliai jis bus? Reikia skirstyti, ar aš čia kalbu vėjus? Sakysiu taip. Tu puikiai žinai, kad mes į sesijas važiuojam dviese. Taip. Ir tu esi tas žmogus, kuris fiksuoja informaciją, praktiškai kiekvieną žodį, kuris sesijoje nuskamba. Ir taip yra dėl to, kad nepraslystų, nebūtų užmiršta nei viena idėja, nei vienas argumentas ir vėliau galėtumėm sugrįžti pas klientą su dokumentais, kas toje sesijoje buvo išgryninta. Tai dabar tai yra didelis darbas. Tada reikia vesti sesiją. Vėlgi, ir šiandien aptarsim daugiau subtilybių, bet tai yra atskiras didelis darbas. Ir tada reikia dalyvauti sesijoje, tai yra dirbti, realiai dirbti ir naudoti savo žmogiškuosius resursus, išgryninti tas idėjas, tas mintis, tos argumentus, kuriuos mes verčiam objekte formą. Tai yra skirtingi visai uždaviniai ir, žinai, vadovavime aš kartais matau tą žaidžiančio trenerio tokią poziciją, kada vadovas yra tuo pačiu ir vadovas, ir specialistas. Ir lygiai taip, kaip netikiu žaidžiančio trenerio poziciją, kad galima abu dalykus taip efektyviai suderinti ir vadovinės funkcijas, ir specialisto funkcijas, lygiai taip pat ir šitoje vietoje aš netikiu, taip atsiprašau už kategorišką nuomonę, bet netikiu žaidžiančio trenerio poziciją. Dėl to, kad tie uždaviniai, jie turi būti kiekvienas atliktas kokybiškai. Ir informacijos surinkimas, žymėjimas, ir moderavimas, ir dalyvavimas strateginėje sesijoje. Netikiu, kad vienam žmogui pakaktų žmogiškų resursų tiesiog tą atlikti kokybiškai. Tai ne, dėja ne. Tai norim pasakyti, kad jeigu mus klauso vadovai ir kurie moderuoja strateginės sesijas savo organizacijose, tai labai aiškiai turi užimti poziciją ir jeigu esi moderatorius, tai tu nesi dalyvis, ar ne? Ir žiūrint, kokia tavo rolė, tai yra labai svarbu. Aha, gerai, tvarkoj. Tai
Tvarkoj, nusprendė moderatorius, sakykime, dabar mūsų labai geras dabar paimtas pavyzdys vadovas. Taip. Ar ne? Taip. Nu, priėmė sprendimą būti moderuoti, sakykime. Taip, Moderuoti organizacijoje. Bus lengviau kalbėti. Sugalvojo. Taip, Aha, moderuos pats. Taip. Okay. Taip. Ar jis turi ruoštis tam, sakykime, pačiam moderavimui? Ar ateinu ir moderuoju iš to, kaip suprantu, kaip gaunasi, kas ten vyksta? Du dalykus pasakyti. Gal taip. Du klausimus šitai vietai norėčiau atsakyti. Vienas klausimas, tai žinoma, ar kiekvienas gali tapti moderatoriumi. O kitas klausimas, tai ar tam reikia pasiruošti. Tai dabargi dėl pasiruošimo. Pasiruošimas, aš sakyčiau, mano patirtyje yra 80-90% sesijos sėkmės. Ir pasiruošimui išeina labai daug laiko. Mes turime atlikti įvairias užduotis ir pagalvoti apie auditoriją, ir sesijos struktūrą, ir laiką, ir instrumentus, ir kokie tai bus dalyviai, kas ten gali vykti pačioje sesijoje. Pasiruošimui laiko gali išeiti netgi kartais ir išeina 2 kartus daugiau negu trunka pati sesija. Nes tiesiog yra labai daug užduočių. Ką pasiruošti iki strateginės sesijos. Ir čia yra būtent ta dalis, kada moderatorius yra pats svarbiausias, pats reikšmingiausias ir jo žinios patirtis yra patys reikšmingiausi dalykai, nes sesija dar nevyksta. Kada vyksta sesija, moderatoriaus reikšmingumas sumažėja ir reikšmingiausiai yra sesijos dalyviai. Ir, gaunasi taip, kad įvyksta gyvenimas. Ir tie 20% nenumatytų dalykų, ar ten 10% nenumatytų dalykų, dažniausiai ir įvyksta. Ir čia ir reikia to lankstumo, tos kantrybės, instrumentų išmanimo, tam, kad galima būtų keisti instrumentus jau pačioje sesijoje. Bet nepaisant to, kad gyvenimas įvyks greičiausiai, pasiruošimas yra kritiškai svarbus. Ir čia atsakant, ar kiekvienas gali tą daryti ir ar kiekvienas gali moderatorium būti, sakyčiau taip. Moderatorium gali būti kiekvienas žmogus, kuris nori būti moderatorium, tačiau ne kiekvienas, kuris sugalvoja, kad gali būti moderatorium. Tai vat, žvelgiant į tavo klausimą, jeigu taip sumasčiau, aš moderuosiu strateginę sesiją, tai, nebūtinai, nes tam reikia ir žinių, ir tokio nuoseklaus darbo ruošiantis pačiai sesijai. Ir reikia žinoti, kaip pasiruošti. Jau nekalbant įrankius ir metodus, jau čia apie tai nekalbam. Vienareikšmiškai. Tvarka. Ar yra kažkokios dažniausiai daromos klaidos moderatorių? Taip. Taip, gerai. Gerai. Taip, turiu galvoje, girdžiu tave. Gerai, kokios jos klaidos? Pasidalink. Pirma klaida, gal sakyčiau, susijusi su mūsų praeitų klausimu. Noriu paaiškinti, kodėl čia yra kompiuteris ir kaip tai susiję su klaida. Pirmoji klaida. Įdomu ir man. Pirmoji klaida yra nesiruošti sesijai. Kaip ir šitam pokalbiui nesiruošti. Tai netgi mūsų pokalbėms aš pasiruošiu iš anksto. Aš apgalvoju, mano galvoje yra daugybė minčių, ką galima būtų pakalbėti arba pasakyti, ar ką užakcentuoti, kas būtų svarbiau, kas mažiau svarbu. Bet žinoma, mes laiko turim tiek, kiek turim. Ir norisi išrinkti iš savo patirties, savo galvos tik tai tas, pačias vertingiausias mintis. Ir tam reikia pasiruošti, tas mintis bent jau užsirašyti, kad taip nuosekliai galima būtų apžvelgti ir pasižiūrėti tuos mano manimų svarbiausius akcentus. Tai dėl to čia yra kompiuteris. Ir lygiai taip pat ir su strateginė sesija didelė klaida būtų manyti, atsiprašau užsiriškimą, paeis. Čia žinai, kaip sako, tu gerai kalbi, žinok, gal galėtum mums prezentaciją padaryti, arba gal galėtum pamoderuoti. Ir tuo metu galim taip sureikšminti save ir sakyti, tikrai gerai kalbu, pavyks. Ir eit be pasiruošimo. Gaunasi taip, kad ar įtampa, ar stresas, išgaruoja visos mintys iš galvos, nepavyksta, o rezultatą pasiekti reikia. Tai šitoje vietoje nesiruošti sesijai būtų tikrai didelė klaida. Ne, mano atveju nepavyksta, nepasiruošęs niekada. Šito požiūriu tave žinau puikiai. Tu nepasiruošęs, į tokius dalykus tikrai. Arba pasiruošiu, arba neinu. Ir
Bet šitoj vietoje yra dar vienas labai svarbus dalykas - daryti tai, ko aš galbūt ne visai išmanau, ar kas nėra mano tema, kas vėlgi yra labai didelė klaida. Ne tik nepasiruošti, bet galbūt ir atsidurti tuose situacijose, kur aš netikiu, nepasitikiu savo jėgomis, sakykime taip, ar kažkas tai panašaus, ar nepasiruošęs esu. Auditorija šituo atžvilgiu yra absoliučiai negailestinga. Nubaus. Jeigu tu netiki, ką tu kalbi, jeigu tu nepasitiki savo jėgomis, abejoji, ar tau pavyks, esi netikras tuo, ką tu darai, tuo, ką tu sakai, auditorija tave tiesiog, atsiprašau užsireiškimą, nupūs nuo scenos. Ir man atrodo, šito požiūriu, kad nėra žavingesnio ir tuo pačiu grėsmingesnio arba galingesnio reiškinio, kaip žmonių grupė, kuri yra susivienyje vienu tikslu ir tas tikslas yra tave sudorot. Sudoroja labai paprastai. Tai čia būtų išties didelė klaida. Jo, čia apie tai šiek tiek pradžioj pamenu, kai mes važiuodavom į pirmas tas strateginės sesijas. Kiek man streso keldavo, tie tokie išlindę, žaidė, kur žmonės tokie oponentai būnantis ir kai sukelia tokią sumaištį, žinai, ten bendrai ir tada visų žvilgsniai į moderatorių, kaip čia dabar pasuks visą šitą. Kaip čia viskas išsirutulios. Kaip išsirutulios, aha. Žinai, šituo požiūriu vienas dalykas, kuris yra labai įdomus ir ką mes taip pat galim kur suklysti, kurioje vietoje. Daug kas norim dirbti su dideliais iššūkiais, su aukščiausio lygio vadovais, su akcininkais, su didelėmis įmonėmis, su žinomais prekiniais ženklais, kurie yra garsus, kur prestižas dirbti. Ir, prie to dar pridėkim tokį, paprastą, dažną ir jau banalų posakį, tu turi išeiti iš komforto zonos. Tada su tavim viskas bus gerai. Augsi, tobulėsi. Išeinam iš tos komforto zonos ir nelabai gerai toje komforto zonoje. Stresas, baimė, kiti nemalonūs jausmai. Ir liaudis šitoj vietoj mums sako labai išmintingą dalyką. Nešok aukščiau bambos ir žaisk savo aikštelėje. Jeigu šoki, iššok truputėlį aukščiau, bet nepersistenk. Dėl to, kad ta nekomforto zona, taip, viskas tvarkoje, tik tai persistengus, ir rezultatą aukojam, ir lygiai taip pat, savo nervus, savo sveikatą. Ji lygiai taip pačiai turi būti pamatuota. Žinom, be jokios abejonės. Taip. Užsiminėm apie tą tokį, žinai, tuos išsišokėlius tokius, sakykime, ar ne, kai vyksta strateginių sesijų metu tokių atvejų, tokių nelabai patogių, bet mūsų dalyvių atsiliepimai dažnai kartojasi tas pats ir tas pats atsiliepimas, kad tu sugebi sukurti labai tinkamą tą aplinką, saugią aplinką, išsakyti nuomonę, reikštis, pabandyti, sakykime, konstruktyviai kritikuoti kolegą. Ir kaip taip pavyksta, vienas klausimas tau, o bendrai klausimas, tai ar turi moderatorius gebėti būtent sukurti tą aplinką, ar čia yra tik tais tavo, sakykime, toks bruožas, kurti tą saugią aplinką, ar čia yra viena iš kompetencijų moderatoriaus? Labai geras klausimas. Šiaip aš galbūt sakysiu, kas man yra svarbu ir kokiu principu aš laikausi auditorijoje apskritai. Ir čia kalba yra ne tik strateginėse sesijose, bet lygiai taip pat ir konsultuojant, ar mokymų sesijose, ar workshopuose, tuose taip vadinamuose kūrybinėse dirbtuvėse. Keletas dalykų man yra labai svarbus. Visų pirma, tai kad dalyviai jaustųsi kaip įmanoma saugiau. Žmonės atviri per prievartą nebūna. Pasitikėjimo per prievartą taip pat nebūna. Mygtuko pasitikėjimo nėra. Nepaspausi. Užsitarnaut reikia. Ir šitoje vietoje stengiuosi sukurti saugią aplinką, darbo aplinką tam, kad mes galėtumėm reikšti mintis ir idėjas, pasakyti netgi tas problemas arba tas idėjas, kurios gal net ir nemalonios, bet saugiu, tokiu priimtinu būdu. Ir,
kad ta aplinka, kurią mes formuojam sesijoje, jinai būtų paprasta, ir atvira ir saugi dalyviams patiems. Tai čia pagrindinis dalykas. Dabar, kokie dalykai gal man, arba kokie principai padeda tą užtikrinti. Vienas principas, kuris yra labai svarbus ir, tai yra tarsi tokios dvi aksiomos, kurių aš nekvestionuoju ir kurių aš laikausi ateidamas į auditoriją. Pirmoji sako tai, kad suaugę žmonės yra niekam nieko neprivalo, bet savo gyvenime priima jiems naudingiausius sprendimus. Tai vienas dalykas. Ateidamas į sesiją, bendraudamas su auditorija, aš neatnešu savo sprendimų. Nesvarbu, ką aš manau, nesvarbu, ką aš žinau, nesvarbu, kokia yra mano patirtis, aš tą patirtį naudoju tam, kad dalyviai sekdami procesu priimtų jiems svarbiausius dalykus. Ir jeigu tai yra strateginė sesija, organizacijoje dirbantis vadovai dažnai, atstovai tų verslo sričių, jie žino, kokia yra jų kasdienybė, jie žino, kokia yra situacija jų organizacijos, jie gali priimti būtent tai organizacijai svarbiausius sprendimus. O aš galiu nukreipti, paaštrinti kažkokį kampą, padėti jiems tuo procesu lengviau, greičiau ar sudėtingiau kartais praeiti tam, kad tie sprendimai gimtų jų, bet ne mano. Kitas dalykas, suaugę žmonės yra pajėgus tuos sprendimus priimti. Tai reiškia irgi lygiai taip pat, kad žmonių nereikia mokyti. Tikrai taip. Neateini su tomis savo žiniomis pasakyti, kaip viskas bus. Tie žmonės pajėgus tuos sprendimus priimti, jie juos priima ir vėlgi šitoje vietoje mes tik tai sekam tuo procesu. Tai čia ir savęs toks, nureikšminimas truputėlį, kad tai, ką aš žinau, tai kokią patirtį aš turiu, aš ją naudoju procesui. Bet neįtikinti dalyvius, kad reikia elgtis vienaip ar kitaip. Ne, tai taip, nes tu su viena kompetencija ateini, dalyvis yra su kita kompetencija, tos, kurios tu neturi. Tai čia būtent tas momentas, kuris tu negali kelti kažko aukščiau savęs, aukščiau jų, nes jie turi kitų didesnių kompetencijų. Kiti žmonės yra kitokie negu aš. Taip. Ir jie turi pilną teisę tokiais būti, su savo žiniomis, su savo patirtimi ir dalyvauti tame procese, reikšdami savo idėjas. Tai tas yra be galo svarbu. Ir tai kažkaip padeda sukurti tą tokią saugią aplinką. Tvarkoj, kūrybiškumas. Dar vienas toks klausimas irgi, būtent, nes kalbama daug, ar ne? Vyksta workshopai kūrybiškumui, pasireiškimui, dirbtuvės įvairios komandoms, ar ne? Čia vėlgi pajuokausiu. Būtų gerai įjungiu knapkytę. Mygtuką. Atsiprašau, mygtuką ir kūrybiškumas įsijungia. Vėlgi, ar ne, jeigu mes kažkokių patirčių vienu ar kitų neturim, tai vėlgi mums su tuo kūrybiškumu čia irgi taip sunkiai seksis. Bet klausimas būtų toks, skatinti strateginių sesijų metu būtent kūrybiškumą. Reikia kažkaip traukti, skatinti dalyvius, reikštis ar palikti kažkokiai savieigai. Ta pati tokį, žinai, įsitraukimą per kūrybiškumą, gal net taip sakyčiau. Šitoj vietoje sakyčiau taip, strateginėje sesijoje, kaip ir kūrybinėse dirbtuvėse ar panašiose sesijose, labai panaši situacija. Susirenka žmonės, kuriant beje darbo vietos inovacijas, lygiai tą patį reiškinį galima pamatyti kaip ir strateginėje sesijoje. Susirenka žmonės, kurie turi skirtingą žinojimą, skirtingą darbinę patirtį, skirtingą sritį atstovauja, skirtingi žmonės ir jie siekia konsensuso, kažkokio tai vieno veiksmo, vieno tikslo, vieno sutarimo bendro, kažkokio bendro dalyko. Taip. Tai yra absoliučiai neatsiejama nuo kūrybiškumo elemento šitoje sesijoje. Ir tas idėjas mums reikia kažkaip tai iš savo galvos, atsiprašau už išsireiškimą, iškrapštyti. Taip, tai čia ir tas klausimas, ar ne, nes mes turim patirtį, netokią ir seną, pusę dienos krapštėm iš tų galvų, ar ne? Aš jau būdama tavo rankomis, aš jau galvoju, kad mums taip kažkaip labai sunkiai einasi ir čia apie tai. Tai ar
ar va šitoj vietoje reikia papildomai moderatoriaus to tokio, sakykime, spustelėjimo, va čia va gal iš tos pusės klausimas. Vienas momentas, tai čia ir pasitarnauja lankstumas, kantrybė, gebėjimas kritiškai vertinti situaciją ir prisitaikyti prie auditorijos darbo tempo. Ir nespręsti už juos. Būtent, o leisti jiems išspręsti dalykus, tik tai naviguojant, moderuojant tą strateginę sesiją. Negali siūlyti sprendimo ten ar ten, nes tai yra tavo atsakomybė. Dalyviai tą turi rasti patys. Dabar kūrybiškumas šitoje vietoje būtinas kūrybiškumas, būtini, kūrybiškumo elementai arba metodai. Na, sakysiu taip, 8 valandas, na taip, prisiriškim prie 8 valandų sesijos. Jeigu, na, prieš kovidinį laikotarpį, jeigu tai prisimenant, žmonės 8 valandas auditorijoje praleisdavo, viskas tame būdavo tvarkoje. Dabar, ką jaučiu praeitais metais, šiais metais, 8 valandos yra be galo daug. Žinoma, kad pagrindinis instrumentas yra diskusija. Bet diskutuoti 8 valandas, tiesiog diskutuoti su viena skaidrė, arba vienu metodu, arba tik su flipchartu, atsiprašau, yra dar sunkiau. Dėl to, kad diskusija savaime, jinai išsunkia tiesiog žmogiškuosius resursus. Pavargstam tą daryti jau po pirmų kelių valandų. Tai šitoje vietoje blogai yra tai, kad niekas nesikeičia tas 8 valandas. Mes diskutuojam ir diskutuojam ir diskutuojam ir diskutuojam. Čia atsiranda kūrybiškumo įvairūs metodai. Ir sakyčiau, kad kas svarbu, didinant įsitraukimą, didinant tas kūrybinės idėjas, kad kas 15-30 minučių kažkas tai pasikeistų. Mes galim lygiai taip pat diskutuoti dvejetais, diskutuoti trejetais, diskutuoti grupę visą, reflektuoti ir pristatyti grupės rezultatą, ką mes išgryninom. Galim tam naudoti lapus užduotimis ir ten rašyti dalykus. Ne, tą, ką tu ir taikai. Žinoma, galim klijuoti lipnius lapukus vienoj užduoti, kitoj perklijuoti, dėti į kategorijas. Galim imti Lego konstruktorių ir žaisti su Lego konstruktorium. Tu paminėjai, kad labai keistai žiūri. Žmonės labai skirtingos reakcijos būna išsitraukus Lego kaip instrumentą šitoj vietoj, ne kaip žaidimą. Ir vieni sako, ką? O kiti sako, Lego. Ir tai taip pat instrumentas, kurį galim naudoti. Galim praktinės užduotis daryti, galim simulacijas naudoti lygiai taip pat. Svarbu, kad kažkas tai keistusi ir išnaudotumėm visus arba tiek, kiek reikia praktinių metodų, ištraukiant iš mūsų visų tas vertingiausias idėjas ir jas paverčiant objektyvią formą. Tai neatsiejama, aš sakyčiau, kad yra būtina galvoti arba būtina skatinti įsitraukimą, kūrybinės idėjas arba kūrybiškumą tokiais būdais. Dar vienas toks, sakykime, klausimas irgi, kurį noriu užduoti: konfliktai. Man labai šitas žodis nepatinka. Aš visą laiką ieškau jam pakaitalo, ar ne, tokios nemalonios situacijos, dar kažkaip, ar ne. Iššūkiai. Gal iššūkiai ne visai, bet man tas žodis toksai nelabai priimtinas, bet atitikmens nerandu. Tai va čia vėlgi, ar moderatorius turi gebėti spręsti konfliktinės situacijas, ar jeigu įvyksta konfliktas, o jų tikrai įvyksta, paleisti savieigai, stebėti iš šalies ir tiesiog nieko nedaryti. Puikus klausimas. Labai, labai gražus klausimo papildymas. Tai ar paleisti savieigai ir nieko nedaryti, ar kažką daryti dėl to. Sakysiu taip, konfliktas yra konfliktas ir konflikto sąvoką dažnai tenka pakartoti. Man priimtina yra labai paprasta. Konfliktas yra susidūrimas kažko. Taip. Nuomonės, argumentai, idėjos, panašus dalykai. Kada žmonės užvaldo nemalonus jausmai. Tas nemalonių jausmų intensyvumas gali būti labai didelis, labai mažas, vidutinis, koks tik nori, skalėje nuo 1 iki kažkiek. Tai dabar, kol tie nemalonūs jausmai yra neintensyvūs, mes sakom, kad tai yra konstruktyvus konfliktas. Tada, kada tie nemalonūs jausmai yra ypač nemalonūs ir intensyvūs ir mums nebepavyksta susišnekėti tarpusavį, kaip sakom, kaip suaugę žmonės, tokį konfliktą laikom destruktyviu konfliktu. Šaukiam, rėkiam vienas kitai žeidinėm. Šitoje vietoje pasakysiu taip, kad destruktyvių konfliktų nelabai būna.
kad jau žmonės šauktų, rėktų vieni ant kitų. Na, mes vis vieną išsilaikome dažnai tokiam konstruktyviam lygmenyje, tada, kada dar galim pyktis, bet dar susišnekam tarpusavy. Tai šito požiūriu auditorijai pasipykti ar net kartais paprovokuoti ir aštriau padiskutuoti ir pasipykti reikalinga. Dėl to, kad tai padeda irgi išjudinti idėjas, išjudinti kartais netgi tą diskusiją iš visiško mirties taško, kur mes, užstrigom. Nepavyksta išgvildenti kažkokio tai klausimo. Tik tai šitoje vietoje išmanyti iš moderatoriaus pusės, išmanyti konfliktų valdymą yra labai svarbu. Dėl to, kad neįsipyktumėm ir tie nemalonūs jausmai neimtų viršaus ir nepasiektų jau to intensyvumo, kurio mes nenorim, kad neužsidiskutuotumėm kažkokiu to klausimu ir sustabdytumėm diskusiją ir keliautumėm spręsti kitų klausimų, o kartais tiesiog, išklausant vieną, kitą pusę ir siekiant kažkokio tai konsensuso ar kompromiso šitoje vietoje ties vienu ar kitu vertinimu, viena ar kita idėja, kur žmonės, yra visiškai normalu, kad jie dalyvaudami diskusijoje, yra linkę įrodinėti vieni kitiems savo nuomonę. Tai sakyčiau taip, kad privaloma, nors sesijoje būna konstruktyvūs konfliktai ir jie yra būtini, jie yra reikalingi, sakyčiau. Tvarkoj. Tai suprantu, kad tai yra dar viena kompetencija, be kurios irgi, sakykime, eiti į auditoriją. Taip, tiesa. Pakankamai būtų... Sudėtinga, iš tikrųjų. Tiesa. Gerai, sakyk dar vienas tada klausimas. Etiketas. Aha, taip. Moderatoriai vis tik turi kažkokias etikos taisyklės, ko daryti, ko nedaryti, ko geriau vengti. Tai pasidalink čia, aišku, savo patirtimi, ne bendrai mes labai kažką pasakysime, mes ir kalbam iš tavo perspektyvos, iš mūsų perspektyvos. Tai koks turėtų būti, sakykime, tas etikos toks, ar ne, kodeksų nepavadinsi, bet taisyklėmis, kažkokiamis ar bent keleto, ar viena kažkokia pagrindinė, kuri, sakykime, galbūt irgi kitiems galėtų būti kitų pritaikoma. Sakyčiau taip, keli gal dalykai vėlgi, kurie man svarbus iš šitos pusės, iš tokio gal pagarbaus santykio arba sveiko santykio tarp manęs ir auditorijos perspektyvos. Viena vertus, moderatorius yra tas žmogus, kuris suplanuoja sesiją, jo struktūrą, laiką ir panašius dalykus. Tai šituo požiūriu galima laikytis plano arba laikytis plano ir būti lankščiam. Aš labai dažnai auditorijoje pačioje pradžioje ypač sakau, kad mėgstu dirbti 4 sesijomis po 1,5 valandos, kur tarp sesijų mes darom pertraukėlės ir lygiai taip pat turim pietų pertrauką, kuri ilgesnė, kad visi galėtų atsipalaiduoti, pailsėti, atsigaivinti kavą, kažkokiais tai gyvais gėrimais ir vėlgi grįžti prie darbo. Bet lygiai taip pat paminiu ir kartais netgi specialiai matau, kad, specialiai suorganizuoju, nes matau, kad auditorija pavargo, išsisėmė, mes užstrigom, reikia pasirūpinti būtinaisiais poreikiais. Ir tai reiškia, kad planas planu, bet mes perorganizuojam sesiją, padarom pertraukėlę tada, kada reikia. Kartais matai, kad žmonės tiesiog kovoja su miegu ir jau darbas ten tiesiog negali vykti. Taip. O mums reikia pasiekti rezultatą. Tai tam, kad pasiektumėm rezultatą, mes padarome 10-15 minučių pertraukėlę, žmonės atsipučia, atsipalaiduoja ir vėl su nauja, šviežia energija švidinam patalpas tam, kad galėtumėm vėlgi produktyviai dirbti ir grįžti prie sesijos esmės. Kita vertus, kultūra, bendravimo kultūra. Man labai svarbus dalykas bendraujant su auditorija. Ačiū, prašom, jūs, labadiena, viso gero. Tai yra tie gražūs įsireiškimai, kuriuos mes suprantam kaip socialiai priimtiną elgesį. Tai siekiant taip tokio profesionalumo, sakykime, arba pagarbaus bendravimo su auditorija, aš manau šitie dalykai ir apskritai socialiai priimtinas elgesys yra tiesiog būtinas. Ir dar vienas dalykas, tai toks santykis tarp moderatoriaus ir auditorijos. Tai ateidamas į auditoriją yra 2 klaidos, kurių, gink dieve, nerekomenduoju daryti. Tai auditorijos laikyti žemiau savęs, tai vienas dalykas.
Neatleis žmonės. Nubaus. Tikrai neatleis. Tikrai nubaus. Jeigu ne į akis, tai komentaruose. Tikrai nubaus. Ir, tai nebūtų pagarbus santykis su auditorija, kaip lygus su lygu. Ir kita vertus yra labai didelė klaida save laikyti menkesniu negu auditorija, nes lygiai taip pat nubaus. Ir vėlgi šitoje vietoje, ir pačiam būtų tikriausiai nekoks jausmas. Ir tai vėlgi nėra lygus santykis su auditorija. Tai mano požiūris šitoje situacijoje būtų tas, kad jeigu jau mes dirbam sesijoje, mes elgiamės su vieni su kitais etiškai, pagarbiai, kaip lygus su lygiu, nes iš principo toje bent jau sesijoje, kaip minimum, mes esam bendradarbiai, partneriai ir visi dirbam darbą, kiekvienas turim savo užduotis, nes siekiam kažkokio tai vieno bendro tikslo. Tai man kažkaip tai padeda palaikyti tą tokį lygų pagarbų santykį su žmonėmis ir žmonės atliepia. Jie lygiai taip pat turi aukštą vidinę kultūrą ir jie pagarbiai elgiasi su manimi kaip su moderatorium. Tai, čia galbūt sakyčiau, tie tokie svarbesni akcentai, žiūrint iš, tokio profesionalumo, etikos arba pagarbaus bendravimo perspektyvos, bent jau mano atveju. Jo, girdžiu, ką sakai, tai tiesiog bendras toks, sakykime, bendra komunikacija, ar ne? Taip. Bendros elgesio taisyklės. Taip, paprasti dalykai. Priėmimas kito, kaip kito, sakykime, kaip kito. Kaip protingo. Taip, kaip protingo žmogaus, su kuriuo susitikom kažkuriam tai laikui dirbti, bendradarbiauti ir kažko bendrai siekti. Vienareikšmiškai. Žinai, Andriau, šiandien taip apibendrinant, kiek visko išsakei, kiek visko turi žinoti, kiek turi daug visko išmanyti moderatorius, tai supratau vieną dalyką. Mes labai dažnai patys daug dalykų gebam pasidaryti. Patys, taip, ar ne? Taip. Ir ašgi pats galiu. Taip. Bet šiuo atveju susidarė, žinai, kokia nuomonė, kad šitoj vietoje kaip moderatorius, tai labai linkėčiau tiems, kurie klauso mūsų, žiūri mus, rinktis iš šalies iš tikrųjų moderatorių. Kodėl? Ne dėl to, kad mes kalbam iš savo pusės, apie tai kaip mūsų, sakykime, veiklos dalį, bet todėl, kad labai reikia daug kompetencijų ir reikia labai daug žinių. Pradedant tais pačiais įrankiais, kuriais reikia, metodais, sakykime, ar ne, kuriais reikia naudotis. Valdyti auditoriją, jau nekalbant etika, kaip etika, jeigu tu esi kultūringas, tai tu esi kultūringas, ar ne, tai čia jau bendrai kultūra vidinė žmogaus. Bet man atrodo, jau reikėtų būtų protingiau taupant laiką, taupant žmonių resursus, nes susirinkę ir jeigu neturi pakankamai gebėjimų tą daryti, tai gali tik suerzinti komandą savo, jeigu kažkas nepavyks ir tiesiog reikės dar kartą susitikti. Daugiau rizikų. Daugiau rizikų ir gali būti rezultatas priešingas. Tai šiandien tiek, gerbėmieji, kurie mus žiūrėjot, kurie žiūrėsit, jeigu neatsakėm į klausimus, kuriuos šiandien mes aptarinėjome su mano kolega Andriumi, rašykite po šiuo video ir mes pabandysime atsakyti į šios temos klausimus. Ačiū Jums visiems ir iki kitų kartų linkiu strateginės drausmės. Ačiū labai.